Kągi, sveiki visi, senokai nesimatėm ir atėjo laikas, labai ilgai lauktas, aparačiukas naujas apžvalgai. Labai ilgai jį medžiojau, nelabai pavyko čia pas atstovą nupirkti, tai yra profilis K03 galastuvas. Visam pasaulyje labai žinomas, labai populiarus, labai išgirtas, labai daug apžvalgų padaryta ir manau, kad laikas ir mums su juo susipažinti. Taigi, pavyko man čia, reiškias, ne iš gamintojo, ne iš atstovo, o iš aktyvaus naudotojo vartotojo nusipirkti aparatą, labai puikios komplektacijos. Štai su tokiu lagaminu buvo sukomplektuotas. Naudotojas prieš tai toks buvo labai pedantiškas, tvarkingas žmogus, viską sukomplektavo, nes aparatą tikliuką pirko atskirai, kažkiek papildė dar komplektacijos patį aparatą. Ir kągi, tada apžvelgsiu. Dar vienas momentas, negalasiu šiandien peilio, manau, tokiu būdu sutaupysime daug laiko. Bus tik tais aparato apžvalga, tik galastuvo. Peilį naudosiu, kad parodyti, kaip veikia, kaip kampai, kaip galandasi, bet paties peilio negalasiu. Tai manau, kad bus šiek tiek greičiau sutaupysi laiko. Taigi pradedam. Štai taip atrodo komplektas. Šiuo atveju čia yra biškutį tokia pilnesnė komplektacija nei bazinė. Tai atsakau, dėl to man labai pasisekė ir to viską apžvelgsiu. Taigi, pradėsim gal nuo kreipiančiuosios. Kreipiančioji šitame aparate susideda iš dviejų dalių. Labai gudriai padaryta. Reiškia, jeigu būtų jinai visai ištisinė, tai nelabai kur tilptų ir pats transportavimas būtų sudėtingesnis, vienu žodžiu. Tai labai faina opcija. Viduje yra sriegis. Štai taip, ant sriegio susisuka. Ir gaunasi ištisinis toksai stripas, labai ilgas, užtenka labai daug, didžiai daliai peilių galandimui, tikrai puikus sprendimas, apie šitos dalykėlius papasakosiu šiek tiek vėliau. Toliau eina pagrindas, tai yra pakankamai sunkus, apie, neatsimenu tiksliai specifikaciją, kam įdomu bus tas pažiūrės, man atrodo virš 4 kg. Tai tikrai labai sunkus ir stabilus toksai variantas, puikiai stovi, puikiai laikosi ir yra štai tokie du varžtukai, ant kurių prisisuka pats mechanizmas. Toliau, pats pagrindinis mechanizmas. Atrodo štai taip, tai yra irgi tokia pakankamai sunki, tvirta, stabili konstrukcija, yra pakelimo mechanizmas, kur reguliuoja kampą, yra laikiklis, kuriame tvirtinasi čiuptuvai peilių, reiškia, čia yra plokštelė kampo nustatymo ir yra analoginis kampo matoklis, tai reiškia, išvedant kreipiančią galima nustatyti va štai čia pagal šitą skalę galandimo kampą. Toliau yra dvi opcijos tvirtinimo šito aparato. Pirma, tai yra įsistato į šitos paziukus ir su tais varžtukais prisisuka. Tad tokiu būdu mes gaunam pilną stabilią konstrukciją. Antras variantas, tai tiesiog yra štai toksai prispaudėjas ir prie stalo prispaudžius galima jį tiesiog prispausti prie stalo ir irgi tada jis labai stabiliai laikysis. Tai yra patogu tuo atveju, jeigu peilio, pavyzdžiui, geležtė arba rankina, peilis labai ilgas, tai tada mes atsveriam jį labiau už stalo linijos ir tada jau pasukimui gaunasi labai daug vietos, jis gali čia suktis. Nes jeigu peilis yra biškutį ilgesnis, tai va šitoje vietoje jau kažkur rankina gali arba peilio nosytė ten gali strikti trupučiuką. Tai va čia yra du variantai. Kadangi naudojam jį pilnai, tai šiuo atveju parodysiu viską pritvirtinęs jį prie stolo. Tai va, čia yra tokie du varžtukai, rankomis puikiai susitvarko, puikiai, kol kas net atsuktuvo jokių nereikia, tai va, čia yra didžiulis pliusas. Tai va, čia yra pakelimo mechanizmas, reiškia, pats aparatas jau paraštas, toliau mes įstatom kreipiančią į jį. Tai yra čia labai patogu. Reiškia, yra tokios dvi spiroklytės ir yra varžtukas irgi su varžtelė. Toliau. Įstatome į vidų, tada spiroklytę ir ant viršaus jau tvirtinam, bet šitą mes nureguliuosime paskui, kai matysime, kokio ilgio pas mus bus šitas akmenukas įsistatys ir ant kiek jam reikės. Toliau, labai fainas toks momentas, tai yra parkavimas. Reiškia, anksčiau, pavyzdžiui, Kazak modeliuose, tai ten yra tokia dėlutė, užlenkta, ten reikia užkabinti, nes čia yra daug patogiau. Ir aš tai toksai su varžteliu irgi reguliuojate, kur norit, kurioje vietoje pasistatote. Ir čia yra tokia skylutė, į kurią puikiai įsistato. Ir reiškia, akmenuką galit pasukti į bet kurią pusę, pavyzdžiui, jeigu galandat, akmenuką ten aliejūkas ar dar kažkas užtepta, galit
pakelti jį aukštyn kojam, tik pareguliuoti reikia palaukti. Nu va, plius minus va taip, akmenukas užspaustas ir tada jis stovi į viršų nukreiptas. Tai irgi labai patogus dalykas, jeigu netinka, galima ir apačią, kaip jau patogiau. Taigi tokie dalykai yra smulkmenas, bet labai labai patogas ir ženkliai komfortiškiau dirbti yra su tokiais dalykėliais. Taip, judame toliau. Dabar aprodysiu, kas yra komplektacija, bet nerodysiu, kaip tvirtinami visi, nes principas bus tas pats. Pirmas dalykas. Tai būtent su šiuo aparatu buvo sukomplektuotas štai toksai laikiklis. Jis tvirtinasi per vidurį, štai šitą vietą, gal aš tvirtinsiu, parodysiu. Bus biškutį aiškiau, nes čia sakau, žmogus labai daug ir profesionaliai galando, man pavyko su juo pabendrauti, tai tikrai labai fainas buvo žmogus, iš kurio pirkau. Jis labai stipriai savo sukomplektavo viską ten, nuo iki. Va, turime tokį laikiklį, antrą neprisuksiu, bet principas yra aiškus. Tai reiškia, jeigu mes turime trumpesnės geležtės peilį, ten Victorinoxas, koksai 5-4 cm, puikiai įsistato štai čia ir galandam savo, aišku, biškį kampą reikėtų pakelti. Va, ir puikiai galandam mažą. Jeigu reikia papildomai, tada paimame dar vieną laikiklį. Ups. Va, ir tvirtiname vėl papildomai. Va, tai paimsiu parodymą. Peilį vieną gal paimkime. Mes čia turim, vakar užbaigtas gražus peiliukas, dėklas pasiūtas. Demonstruosiu, Tomo Geležadinovo geležtė, gražus virtuvinis. Tai va, ir šitoj vietoj, pavyzdžiui, jeigu mes norim užtvirtinti peilį, tada gal papildomai čia dar vieną reikės ilgesnio. Ir jeigu, pavyzdžiui, peilis yra filėjinis arba kažkoks toks ilgesnis virtuvinis, tada patartina kuo daugiau tų tvirtinimo taškų naudoti, kad geležtė, jeigu ypač jinai yra plonesnė, tai jinai neišlinktų. Pavyzdžiui, jeigu yra tik šitie du, biškiai atsuksim. Ne ta pusė, va. Jeigu yra, pavyzdžiui, tik du laikikliai, mes juos užtvirtinam ten, tai šitoj vietoj gali būti pralenkimas toksai ir galandimui tai gali turėti įtakos. Bet jeigu mes užtvirtiname jį per visus šitos 3 laikiklius, tai konstrukcija laikosi ženkliai stabiliau. Tuoj. Va, dabar toliau. Niuansai yra, kokie atsiranda. Čia yra įdomiai labai, pavyzdžiui, dabar, kadangi tos dalis buvo pirktos atskirai, čia, pavyzdžiui, yra baziniai, šitas papildomas dar yra, paminėsiu gal irgi, būtent šitam komplekte yra būtent filėjiniai specialiai skirti laikikliai, jie yra plonesni pagal šitą vietą, nes ir, reiškia, galima jiems padaryti mažesnį kampą. Nu tai va, jeigu šitas pas mus bus kokių 3 cm, tai čia gal bus 2,5. Atitinkamai, jeigu man darysime mažą kampą, čia jau gali akmenukas kliūti už šitą laikiklio. O jeigu yra šitas ir jis plus yra biškutį gal plonesnis, toksai siauresnis, tai atitinkamai kampas jau gali būti mažesnis ir neklius dar. Tai va, čia yra tokie papildomi pliusai tiems, kas jau preciziškai galanda, ten mažesni negu, man atrodo, 15 kampų ten japoniški, kai būna. Tai va, šitokie laikikliukai jau papildomi yra tokie specialūs. Tai va, dar irgi vienas labai geras priedas. Toliau tvirtinimas, turime komplekte irgi profesionalius tokius atsuktuvus, tik neina ištraukti. Va, iš viso 4 skirtingų dydžių. Ant jų yra parašyta 1,5, 3, 2 ir 2,5. Tai pažiūrėsim, koks čia bus. Čia bus turbūt 2. Ne, vis dėlto 2,5 bus šitas. Tai va, praplečiam. Ir toj mes užtvirtinsim peiliuką štai čia. Sakau, aš dar kartą pasikartosiu, šiandien negalasiu aš peilių, tik tai parodysiu veikimo principą. Va, štai čia mes turim užspaudimą ir vienos niuansas, čia vieno trūksta pas mane vieno atsuktuvo, būtent man atrodo 4 mm per šitų stambesnių, todėl čia yra štai toksai varžtukas. Ne varžtukas, o rakščiukas. Taip. Taip. Nu ką, viskas yra užtvirtintas peiliukas. Taip.
Daugiau čia ką. Komplektuose šituose mes turime dar papildomai kelis akmenukus, jie buvo komplekte, bet aš jų kažkaip ir nenaudoju, nes turiu savus, tai artimiausiu metu matyt kažkur tai aš toliau akmenukui, tarp kitko neblogi, tai Asproof 1000, čia man atrodo nuo 200 iki 1000. Tai šiaip yra tikrai neblogi akmenukai, bet kažkaip tai aš pripratęs su savai, todėl jų nelabai naudoju. Taip, ir dar yra labai fainas čia dalykas, irgi bonusinis buvo štai toksai. Tai yra alyvos dozatorius, aliejaus. Tai reiškia, kai mes turime akmenuką, tiesiog paspaudžiame, labai gražiai išsidozuoja palei akmenuką. Gal pabandysiu aš pademonstruoti. Va, vieną mes vis tiek užspausim. Va, tai dabar akmenukas yra, parkingas yra, viskas užparkuota čia. Ir jeigu mums reikia, pavyzdžiui, aliejaus, paspaudžiam, patepam, ištepliuojam su pirštuku tolygiai ir faktiškai galim pradėti dirbti. Taigi, dabar toliau apie patį darbą. Taip, šitus visus dalykus mes tada biškutį patrauksim, kad mums netrukdytų, kad būtų daugiau vietos pačiam procesui. Taip, čia varžtukai papildomi. Va, taigi, mes turime patį aparatą. Dabar apie patį galandimo principą. Ai, pamiršau vieną dalyką, tiesa, mums reikalingas dar kampo matuoklis būtinai, kuris yra. Va, štai čia. Taip, turim kampo matuoklį. Taigi, nustatom kampą. Kampo nustatymas kaip ir visur standartinis. Iš pradžių nulinam. Va, yra nulis čia. Ir toliau yra speciali tokia aikštelė štai čia, kur pasistato ir tada mes galime matyti kampą. Toliau, kampo reguliavimas tikrai yra labai nesudėtingas. Čia yra toksai atlaisvinantis varžtas, nes jeigu jis užspaustas, tada šitais vietos mes nepasuksime. Atlaisvinam ir tiesiog po truputį keliam. 16, 17, 18. Nu va, sakykime, daryčiau kažkur šitam peiliui apie 19 laipsnių. Nu va, turime kampą, užfiksuojame ir toliau viskas. Nu va, gal pavyks parodyti. Štai šitoj vietoje yra kur analoginis matuoklis, kadangi čia dabar yra sukalibruotas jis, iš karto mes matome, yra 20 ir sekantį žymelį yra 19. Tai beveik tiksliai, tai tiesiog galima net šito nematuoti dalyko, iš karto čia išsistato tas kampas, kuris va štai čia nurodytas. Nu, aišku, čia yra tokia mini paklaidelė, su elektroniniu biškutį yra tiksliau. Toliau principas visur vienodas, viskas tas pats, galandame prieš plauką, taip, dabar reikia čia nureguliuoti, reiškia šitoj vietoj mes nuleidžiame iki kur gali daeiti akmenukas, kad žemiau neeitų, kad, taip, iški dar pakelt, va, kad šitoj vietoj nenuslystų jis, nes jeigu bus per žemai, tada mes paskui galim daužytis va štai va. Todėl labai svarbu, va šitoj per vidurį pagaunam tą vietą, kur akmenukas nenuslysta ir apačioj, lygiai taip pat va šitoj vietoj mes galime nuleisti, iki kur maksimaliai gali pakilti akmenukas. Tai va, šitoj vietoj, čia dabar labiau reikėtų gal tada va taip padaryti. Va, į viršų, pavyzdžiui, va. Ir šitoj vietoj irgi. Tai pas mus yra apribotas akmenuko judėjimas, tai yra labai fainas toksai momentas, nes kai tu labai įsibėgėjai, jeigu šitų dalykų nėra, tai tu gali ir iš apačios užkabinti per geležtę ir iš viršaus nuslysti ant piršto. Tai va, šitas yra patobulinis tikrai labai geras. Toliau, judesiukai vyksta, kaip visą laiką, labai nestipriai, labai švelniai, labai patogus burbuliukas. Šitas dar prie šiuolaikinių šito aparato modifikacijų yra labai fainas toks dalykas, iScoop, man atrodo, vadinasi. Ten yra įmontuotas kampo matuoklis ir jis matuoja ten skirtingom plokštumom. Vienu žodžiu, labai tikslus dalykas, kuris pilnai atstoja va štai šitą daiktą, nes šitą padėti reikia, nuimti, sukalibruoti dar kažką. O ten jis iš karto įmontuotas į tą kreipiančią ir žiauriai patogu. Paspaudai nunulinimą ir jis iš karto nustato kampą. Tai va šitoje vietoje tikrai yra geri papildymai, patobulinimai. Ir toliau vyksta galandimas. Kai užgalandam, prisiparkuojam, paėmam tiesiog apsukam kitą pusę ir judam toliau. Ką galiu pasakyti apie guolius? Tikrai labai fainas, minkštas judėjimas, tikrai labai komfortiška dirbti, vienu žodžiu, malonus dalykas.
lyginu aš kažkiek su savo kazačioku mažu, bet, nu, aišku, aš prie jo labiau jau pripratęs, bet čia yra trupučiuką kitoks lygis. Bet tas kitas lygis, dydis, konstrukcija turi savų niuansų. Aš dabar būsiu labai subjektyvus, tikrai nenoriu sakyti, kad čia kažkas blogai ar ten kažkokie minusai, tiesiog mano asmeniniai tokie pastebėjimai. Ir, nu, man prie jų tikriausiai reikia dar priprasti arba nežinau, man jie kitokie yra. Tai vat pirmas dalykas, kurį aš pastebėjau ant šito aparato, tai yra toks mini palinkimas, vat, nežinau, ar matysis ar ne, į vieną pusę ir į kitą. Realiai šitas judėjimas, nu, čia nėra liuftas tikrai, bet čia yra toksai kažkoks tai lingavimas trupučiuką. Bet esmė tame, kad visas tas lingavimas, jis realiai yra viso aparato. Tai vat šitoj vietoj, prieš darant šitą apžvalgą, aš daug konsultavausi su mūsų Lietuvos peiliadirbiais ir galantojais, kurie naudoja šitą aparatą. Todėl, kad man tie pirmi kartai buvo labai tokie specifiniai ir sakau, vat, užstrigo keli momentai tokie. Ir aš su jais konsultuoju kaip jums. Tai tada išsiaiškinau, kad tai yra labai toksai subjektyvus irgi mano požiūris, nes jie prie to, pavyzdžiui, pripratę ir jie be to negali. Nes tas dalykas jų manimų iš jų žodžių reguliuoja tai, kad paspaudimas turi būti atitinkamas. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, kazačiokė pas savo aš pripratęs, nu, aišku, iš pradžių, kai tu paimi arba sukuri tą kampą, nuimi tą pagrindinį miestą, tai aišku, tu šiek tiek daugiau naudoji tos jėgos. Ir to lengavimo, pavyzdžiui, kazačiokė tokia nėra. Bet ten yra ir konstrukcija biškutį kitokia, ir čiuptuvai trumpesni, ir šita vieta yra trumpesnė, todėl, kad jis yra kompaktiškesnis. Todėl to lingavimo ten tokia nėra. Činai jis jau atsiranda, bet įtakos galandimui tai neturi. Tai yra tiesiog pripratimo reikalas. Todėl vat, reikia tą įvertinti, turėti ir galbūt netgi tai skatina žmogų biškį švelniau, atsargiau ir jautriau dirbti. Ir manau, kad tai yra gerai. Nes tada žmogus išgauna gal kažkokį netgi geresnį galandimą. Aš kadangi nesu ten profesionalas, ten, nu, nei akmenų daug naudoju, nei ten gilinusi labai stipriai jau mikro kažkokius tai dalykėlius. Todėl man, nu, svarbus, reiškia, optimalus rezultatas minimaliom sąnaudom, nu, aš taip jį vadinu. Nes srautas pas mane eina didelis, man svarbu, kad peilis gerai būtų užgalastas, nes ten super trooper jau, kai labai reikalauja žmogus, tada aš jau jam padarau kažkokį super turbo galandimą, ten su pablizginimais ir poliravimai. O standartiškai tai 8-9% mano galandimų tai yra tiesiog aštrus, geras, kokybiškas peilis, kad pjautų. Tai va, kas liečia šito momento. Dabar toliau, antras momentas. Yra vienas čia niuansas šitame aparate, kuris irgi mane šiek tiek nuvylė, kad galandimo kampas maksimalus yra apribotas labai, nes minimalus, nu tai mes pabandysim pažiūrėti, koks čia gali būti minimalus, taip 0 dar išliko pas mus. Nuvažiuokim, aišku, nenaudojant tų filiavimo, to aš pabandysiu maksimaliai nuleisti ir tada mes pažiūrėsim, koks gali būti minimalus kampas, kad nekabintų kreipiančiųjų. Nu va, pavyzdžiui, nu grubiai 10. Ir, nu va, čia jau kabinam biškutį. Nu, aišku, ten galima paimti trupučiuką arčiau. Nu va, 10, nu gerai, paimam, sakykim, va, 11 laipsnių, tai 11. Va, tikrai gražiai virtuvinį peilį jūs užgalasti. Čia yra minimali riba. Realiai aš nesusidūriau, kad reikėtų 11 laipsnių kažkam tai kol kas, bet, nu, yra visokiausių peilių, visokiausių mėgėjų. O maksimalus kampas jau man sukėlė, nu, pakankamai rimtą problemą, nes čia jis pasiekė, nu, 22 laipsnį, aišku, jeigu bus dar peilis šiek tiek netoks platus, bus biški arčiau. Tai reiškia 22, net 23 nesiekė, o savo, pavyzdžiui, HSS-inis peilis aš galanam 23, tai man to 1 laipsnį tikrai trūksta. Tai va čia yra momentas toksai, bet vėlgi yra niuansas. Šitas aparatas, jis yra pirmos kartos. Reiškia, labai seniai pirktas, pati pirmoji laida, dabar yra 2 ir 3 jau kartos. Ten šitas dalykas jau yra išspręstas ir kai kurie niuansai net patobulinti, bet yra ir gerą patobulinti ir nelabai. Bet čia jau aš galiu tik pasakyti jums iš kitų apžvalgų žiūrint. Tai va tikrai yra, reiškia, su kolega bendravom Lietuvoje, kur irgi galanda peilius, tai va ši problema kampo išspręsta labai paprastai. Čia padaryta dar tokia įsodinama viena dalis ir tiesiog jinai ant va tokio panašaus stripo dar išsitęsia maždaug apie 5-7, gal net ilgiau centimetrų. Ir tokiu būdu jau kampą tu gauni ten vos ne iki 3-5, gal net 40.
Tai va šitoje vietoje jau jokios problemos nėra. O antras dalykas, kad pakeitimai buvo padaryti ir konstrukcijai, nes čia eina aliumininė, tai šitas pakelimo mechanizmas, todėl jis yra ženkliai švelnesnis. Tai vad visi, kas daro apžvalgas, tai pažymi, kad pirmos kartos aparatai geresni. Todėl, kad aliuminis per aliuminį, jis, lygtais aš nenoriu ten prisižadėti, kad čia tikrai taip, bet man užsifiksavo, kad šitos dalis yra aliuminė ir jie ženkliai švelniau vaikšto. O šiuolaikinėse jau yra viena dalis aliuminė, kita berods metalinė iš metalo. Ir ten jau tas judėjimas yra biškutį toksai, geležinis toksai. Bet čia jau tikrai tokios smulkmenos niuansai. Įtakos kampų ir dar kažkam tai, manau, nelabai turi. Dabar toliau, kai pažiūrėjome mes čianai, ta viena 10 kampo čianai matuojasi puikiai, nes tas ratukas turi žingsnį, bet tas žingsnis toksai, pakankamai, didelis, nes čia, nežinau, gal 1 bus milimetras, gal daugiau. Šitoj vietoj norėčiau palyginti, pavyzdžiui, su kazačioku savo, ne su kazaku, ne su M10, nors M10, man atrodo, irgi panašiai. Ten, pavyzdžiui, yra labai patogus mechanizmas, yra ratuko pasukimas per šitą kreipiančią. Ir mano manimu, jis duoda daug švelnesnį pakilimą. Nes čia tu suki ratą ir tau reikia labai būtų gaudyti, jeigu ten kalba eitų apie 10 arba 100 kampo to laipsnio. O ten yra tas žiedukas, tai vienas pasukimas, jis daug smulkiau gali tą kampą pagauti tą 10 arba 100. Tai čia irgi tokie niuansai, bet nemanau, kad super reikšmingi, bet tokie yra. Tai kągi, gal taip, toliau apie fiksavimo mechanizmą užkalbėjom, analoginį irgi aptarėm. Kągi, galiu dar parodyti, kaip atrodo šitas mechanizmas, gal kažkiek matysis. Čia toks įdomus labai principas padarytas. Reiškia, yra guoliukai, tikiuosi matysis. Ir jie važinėja. Čia yra tokie išėmimai ir tas guoliukas, kai įsivažiuoja šitą išėmimą, jis užsitvirtina. Tai kadangi čia labai daug tokių judančių dalių, tai šitoje vietoje jau reikalinga tokia nuolatinė priežiūra šito aparato, čia jau kaip ir geras automobilis reikalauja tokio servizo. Tai kartai kažkiek laiko reikia sutepti ir šitą mechanizmą kreipiančią ir, reiškia, tos guoliukus trupučiuką pratepti, kad būtų tas judėjimas švelnesnis. Taip pat yra štai šitoj vietoj, kur vaikšto kreipiančioji, čia irgi, nes pats nesusidūriau, nes tikrai nedaug peilių čia pagalandžiau, bet iš apžvalgų girdėjau, kad labai daug kas sako, kad šitą vietą, greičiausiai išsidėvi. Tai šitoj vietoj, bet tai irgi nėra problema, nes ten yra pakeitimai tos tokios vtulkės vadinamos ir jie įkiši naują ir tiesiog, nes nuo didelio judėjimo, to viso trinimo ten paskui išdyla, atsiranda mini liuftas. Tai paskui tiesiog pakeitus ir vėl aparatas būna kaip nauja. Dar vienas iš tokių momentų, šitoj vietoje irgi, čia yra išfrizuota tiesiai, o naujose aparatuose eina toks nuolydis. Tai girdėjau irgi tokių atsiliepimų, kad šitas variantas yra geresnis, nes jis yra tiesus ir šitas įvažiavimas parkingo irgi yra tiesus. O kai yra išfrizuotas, tai sako, būna atveju, kai tas parkingas trupučiuką nuo to frizavimo nušoka. Tada atsitrenkia į geležtę, ten sugadina rakmenį ar dar kažką. Tai tokių irgi niuansų. Pats nesusidūriau, bet šitas aparatas tu kaip ir neturi. Kągi, manau, kad iš principo gal ir viskas. Čiuptuvus apkalbėjau, mechanizmą apkalbėjau ir patį aparatą irgi. Galutinė išvada. Tikrai geras aparatas. Jau, sakyčiau, profesionalus. Aišku, ten naujesni modeliai, antros, trečios kartos, tai tikrai jau, manau, dar labiau pažengėja. Niuansai tie, kuriuos kalbėjom, didelės įtakos jie tikrai neturi, bet, tiesiog apie juos žinoti reikia. Ir jau žmogus, kai daro sprendimą, tada priima jau tą sprendimą, kaip dariau, imti ar neimti, ar kažką kitą jau reikia pačiam išbandyti. Yra plokštelė, reiškia, čia kampo matuokliai nustatyti, čia yra irgi tokia. Aš dažniausiai darau ant geležtės, kad matyti, jeigu geležtė didelė, plati ir lygi, tai tada iš jos galim nustatyti. Tai visi šitie momentai sudaro tą visumą, o aparatas iš principo tikrai geras. Pagrindinis tik tai dar vienas iš tokių momentų, kurių neapkalbėjau, tai yra kaina. Jis tikrai nėra pigus. Nors pas gamintojo tiesiai, tai kaina tikrai priimtina. Man atrodo, ten bazinis modelis be akmenukų apie 4,5 kainuoja. Tai šitų pinigų, manau, jis tikrai vertas. Man pavyko jį nupirkti brangiau, bet su pilnesnė komplektacija. Tai sakyčiau irgi dar vertas.
Bet jeigu kalbam apie mūsų kainą Lietuvoje, kurį jį parduoda, tai jau, sakyčiau, pervertintas. Ten, man atrodo, atstovas virš 800 prašo už jį. Tai vat jau už tokius pinigus aš jo nepirkčiau, nes tikrai yra geresnių variantų analoginių. Ir man atrodo, jie pranašesni už šitą. Tai vat čia mano vėlgi asmeninė nuomonė, aš nepretenduoju tai, kad šitas blogesnis, anas geresnis. Tiesiog aš bandau objektyviai sulyginti kainą ir kokybę. Tai vat, tai tam, kas, sakykime, pereina nuo kokio Lansky arba kokių paprastesnių sistemų į šitą, tai aišku, tikrai fainas dalykas, jeigu galite sau leisti. Bet jeigu kalbame apie kainą, kurią kainuoja jis Lietuvoje įvertintas, tai už tos pinigus manau, kad galima geresnį aparatą, geriau suinvestuoti pinigus. Tai vat tiek žinių gal šiandien, ką aš žinau. Jeigu bus kažkokių klausimų, galima komentarę parašyti arba tiesiai paskambinti telefoną, žinot jau visi. Tai kągi, tiek žinių ir kągi, miški anonsą tokią galę, kas dažiūrės iki galo, tam pranešiu, kad artimiausiu metu man pavyko susitarti su vienu Lietuvos peilių gamintoju, kad duos man apžvalgai K04. Tai yra pats naujausias šitos kompanijos gaminys, jis ten jau toks kosminis laivas palyginus, tai vat man irgi žiauriai smalsu ir įdomu išbandyti, vat kurią dieną pasiimsiu, patestuosiu, pagalasiu ir tada, manau, kažką panašaus irgi padarysiu ir bus labai įdomu. Ir manau, šiam momentu jau pusė mano misijos apie galandimo galastuvų apžvalgas bus padaryta, nes šitą aš labai seniai svajojau. Ir gamintojo neprisiprašiau, ir tiekėjo neprisiprašiau, kad man bent leistų jį patestuoti ir atiduoti. Tai žiauriai sudėtinga, tai va pavyko gauti jį iš vieno žmogaus, Viktorui linkėjimui. Jeigu žiūrės, ačiū labai. Tai va, tai kągi, tiek žinių, artimiausiu metu bus dar viena apžvalga, iki naujų pasitengsiu tikrai. Ir kągi, sėkmės, aštrių peilių visiems, nenustokit galąsti. Iki.